Nu ką, atėjo laikas jūs pakviesti į pirmos dienos video kelionėje iš Vilniaus į Palangą. Kviečiu atidaryti YouTube ir žiūrėti. Pajauskite bent dalelytę to, ką pajautėm mes važiuodami. Mes čia praleidom porą, garsiai vardą savo. Jovita! Garsiau. Jovita! Tokia ta mūsų pirmoji nakvynė. Tokiais takiukais, skardžiais, bet palei Nemuną. Simonas! Su palapinėm tai šis 20 metų palapinė nemiegojo. Tai bus iššūkiai. Nu ką, Visalinė kaip žemė pardavė, žiūrėk, šypsen, ne vieno šypsen. jie žino, kas laukia. Mes į Palangą išvažiuojam. Nu tai sakau, visi kaip žemė pardavė. Sėkmės. Kur jūs čia bėgiuojat, nuo ko bėgat? Mes 5 maratonus per 5 dienas, tas smagesnis iššūkis negu vieną dieną važiuoti. Nu jo, Sėkmės. mes 5 dienas važiuosim. Iš Vilniaus į Palangą dviračiais. Va čia va šitai komanda, kviečiu susipažinti su visa šių metų komanda. Dangiras. Jūras. Mindaugas. Žydrūnė. Minvydas. Kristina. Darius. Antanas. Liutauras. Paulius. Maksis. Dovilė. O tai, Ernestas. Adomas. Aleks. garsiau. Aleks. Audrius. Vytautas. Justinas. Edgaras. Aistis! Simonas. Ir dar keli mūsų bus pakeliui. Ir minsim į Palangą. Jau daug kartų minėm ir numinsim dar kartą. Mes čia praleidom porą, garsiai vardą savo. Jovita! Garsiau. Jovita! Čia šiaip tai su Tado šalmu važiuoja, tai linkėjimai Tadai. Vingio parkas, vėl ilgas kelias prieš akis. Nu, mūsų čia tiek šį kartą. 20 keli žmonės pasiryžę sutikti vasarą kelionėje, dviračių kelionėje į Palangą. Nu, tokia kultinė mūsų ta kelionė. Tai kviečiau žiūrėti ją vėl kartu. Berods 11 kartas, kaip mes važiuojam. Berods 11. Tai va, aš tiek kartų jau važiavau iš Vilniaus į Palangą dviratuku. Šlikščiausia vieta, tai čia su to mašinom visom, kol išvažiuojam iš miesto, miestai mums nedraugiški. Važiuojam 25 minutės, įveikėm 7 kilometrus. Ką? Prasti rezultatai, reikia pasitempti. Tu ne paskutinė? Ne. Ne? Ir tu ne paskutinė? Ne. O kodėl šalmas ne tas? Patikrinimas. Palikt galėsi, jeigu ką pas... Ne, nepaliksiu to, Ne? su mumis važiuosiu. Nes gali, jeigu ką pas Darių palikt. Aš ant drono paliksiu. Jo? Tada reiks su juo pavažiuoti. Nu kaip kalnas? Ilgas kalnas, jo. Pirmą kartą su dviračiu važiuoja? Nu, Sunku? nuo kalno tai ne, labai fainas. O. Bent ką mes aplenkt galim. Mašiniukas geras, visis 4 ratai, stogas yra nelyja. Papietavom ir minam toliau.
kelią. Kaip ryžtis kelioniai tokiai? O, puikiai kelionė. Kaip ryžtis? Kaip ryžtis? Reikia 6 metų turbūt, kol pasiryžti mano amžiui. Aš šiaip tai iš tikrųjų tik tai surasti entuziastų ir jeigu priima į kompaniją. Kodėl 6 metų prireikia ryžtis? Reikėjo darbą, kaip sako, suderinti darbą su Pomėgiais. laisvalaikiu sudėtingiau. A, tai- pensija, tai ką? Stebėjo 6 metus? Nu, panašiai. Panašiai. Susipažinau neoficialiai taip Aha. internete. Tai va, noras nedingo per tos laiką. Tai svarbiausia, noras nedingo. Pasakykit, ką nors tam, kuris žiūri ir irgi galvoja, ir vat, gal bijo. Ką galima patart? Ar reikia tų 6 metų laukti? Ne, iš tikrųjų, jie taip rimtai, tai yra pats geriausias variantas, kai pats yra įvairios baimės, pasiruošimo ten, sakykime, kas ten gali atsitikti, ar kažką, ką tenai pasiruošti. Tai vat su patyrusiais žmonėmis, su kompanija, su komanda yra pats geriausias variantas. O šį čia yra puikiai komanda. Bet vis tiek kaip išeiti iš tų namų, kaip ryžtis tą žingsnį žengti, nu taigi baisu. Atkalbinėja, visi pirštas sukioja. Svarbiausia, kad žmona išleistų, daugiau nieko nereikia. Ir pasitikėtų, kad tu sugrįši. Na, iš tikrųjų, tai žmogus jauti savo, sakykime taip, kiek energijos turi. Kiek metų pačiam? Nesakysiu kada, bet netrukus 66. Už poros dienų. Tai švęsim? Čia sakant, rytoj. O. Nenorėjau sakyti, bet... Nu jau taip viskas, gavosi. jau reikės. 66, nu tai super. Be tradicijų ne. Įdomu, ar vyriausias, gal ne vyriausias. Nežiūrėjot video, ar buvo vyresni? Ne, aš gal ne visus video žiūrėjau. Bet čia Aš paskui pažiūrėsiu, 64 užmesiu mačiau, registracijas. 13 vaikinukas jauniausias. Va. Bet ten vienas iš Kupiškio buvo, ar vat... Bet aš to nesekiau. Ne, tai taip. Taip gavosi. Taip. Dabar šiandieną yra anukas irgi 10 metų. Tai sakau, greičiau tu to 2 metus sėsk ant dviračio, gal aš dar sugebėsiu, pavažiuosim. Taip, čia būtų pats faniausias su seneliu pravažiuoti. Puikus. Puikiai komanda ir tikrai puikiai trasa. Nu, važiuojam. Dar Pirmą tik- dieną, aišku, čia gal Taip. per daug geriau. Taip. Reikia dar mums įveikti. O, pavyzdys, įkvėpimas gal kažkam tai. 66 ir vat į Palangą dviračių. Kodėlgi ne? Ir dar žiūrėk ir anūką atitemps po poros metų. Laukiamės tavęs. Mes čia būsim. Nežinau, ar aš būsiu dar, bet aš tikrai žinau, kad žygis šitas bus. Nes dabar čia mūsų yra 26 sumoju turėtų būti, ten dar paskui kai prisijungs kiti. Ir iš jų pusė žmonių yra ne pirmą kartą važiuojantis, kartojantis, kursą taip sakant. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia yra labai gerai, iš tikrųjų. Jeigu žmonės grįžta, tai yra pats tikriausias įrodymas, kad tai yra labai gerai. Tai reiškia ir darysim toliau. Dviračio kvapukas. Taip. Tikrai. Kaip minasi? Labai gerai. Kaip nekeista, jokio vėjo. Kaip išsiruošai čia? Štai, traukiniu ir Vilnių. Bet kaip ryžaisi? Netingėjai. Ne, netingėjau, labai laukiu, labai norėjau. Nesenai lauki? Jo, jau nuo senai, koks 2 mėnesiai turbūt. Ruošiausi. Kaip ruošėjaisi? Paprastai. Susidėliojau visus daiktus. Pasižiūrėjau, ko trūksta, ko ne. O taip ir atvykau. Ir vėl mes atvažiuojam čia stovyklaut, o jie čia savo susirenka koncertuot. Kiaurai mugę prašoksim gal. Gali būti nelengva, bet o ką? Lengvų kelių mes čia neieškom.
Jo, čia nėra taip paprasta. Tokia ta mūsų pirmoji nakvynė. Tokiais takiukais, skardžiais, bet palei Nemuną. Ir jau toj būsime vietoje. Nakvosim. Tik man dabar baisiausia tai, kad mes dabar vežam 70 kiaušinių. Aš neskaičiuoju vyriškų, skaičiuoju tos, kur mes pasiruošę pusryčiams. Tikiuosi, kad jų 70 ir atvažiuos. Bet, kaip sakant, viščiukus skaičiuosim pavasarį, ar kaip ten sako. O, kalniukas čia geras. Traukiamės, traukiamės, traukiamės. Prasisuko ratas. Sariuk. Nu, kiek numynėm šiandien? Aš dar papildomai numyniau, tai 100 ir 0,8. Gerai, kiek numynėm šiandien? Kiek? Kiek? 105. Tu mynėjai papildomai, ar ne? Papildomai? Taip. Nu. Skelk. O čia nerodo to? 8,9? Ne, čia. O ką čia rodo? 1000. A, čia 800. Ja, štai, ne. Turėsiu pasakyti. 99 nuo Vingio parko. 99. Bravo. Buvo verta dėl tokios vietos. Ir dėl vakaro koncerto. Kaip pirma diena? Puikiai. Puikiai tiesiog. Žiūrėsim rytoj. Nu, kaip tau, kad čia kankorėžius stumdai iš kampo į kampą. Nu, galvoju, kur miega. Kaip dienelė? Labai gerai. Pirmą išsigandau, dabar galim varyti iki galo. Gerai. Ką tu? Gerai. Važiuosim į upę, tiesiai. Išsipraut. Labas vakaras. Jūs čia kursit? Mes kursim, jo. Tada mes paliekam jums šitą vietą, mes einam. Ačiū labai, ačiū. Mes čia gaminsimės valgyti, vakarienę. Tai gerai tada. Aš jūsų video žiūrėjau, kai žiemą. Žiemą? Jo, ruoniai. O dabar mes į palangą gaminam. Jo, žinau, jau sakė žmonės. Jo. Protingumo. Gerai. Jeigu liks vakarienės, galėsim pavaišinti. Gerai, ačiū. Susitiksim koncerte. Darome hip, darome ho. Mūsų gerumu pasinaudoja. Ne, jų pirmų pasiūlymų. Radai akinius? Neradau, dar bandysiu. O. Auka, Aistis pametė akinius kažkur. Aš varau išsimaudysiu, atsigaivinsiu. Nuplausim dienos vargus. Gal kiti šlos, kurie... O, vakarienė kokia. Ryžiai su troškiniuku. Reikia eiti bliūdo ieškoti, nes taip paskui gali ir nelikti. Čia mano, kaip čia pasakyti, spotas, mano mėgojimo vietelė. Hamakėlis, dviratėlis ir nemunėlis. Ir čia Simonėlis. Visi mes čia keturiese leisim naktį šią. Bet laukiniai mes turim tokią savybę. Vieną vietą ilgai neužsibūnam. Permėgam ir lekiam rytoj kitur. Dabar šiandien bliūdą pasiemu ir lėkiu valgyti, nes laukiniai irgi tokie yra, kad jie gali paimti viską ir suvalgyti. Bandom mesti katilą, nes mums per mažai vandens atnešė ir pabandysim, kad pripiltų daugiau. 3. Oi, kaip gerai. O tau ne į ranką? Saulė leidžiasi. Pas mus viską jau pavalgėm, dabar koncertą visi ruošiasi. Ten šiandien bus bunkė ir G&G sindikatas. Tai kažkur reiks nueiti. Žiūrėk, čia vyrukai tvarką daro. Arbatą ruošiam. Laužą kūrenam. Kažkas Nemune maudosi.
Einam, pažiūrėsim palapinės. Ką griauži? Kaip diena šiandien? Sunkoka. Sunkoka. Bėgai gal? Na, Gal kaip ryžaisi važiuoti čia? Sunkiausia yra iš namų ištrūkti ir pradėti. aš dviratį pamėgau po mokyklos. Paprasčiausiai sakau žmonai, nes į Nemenčinę, kai važiuojam, ten takelis yra daug. Aš sakau, žiūrėk, kiek visi vyrai, tik vyrai myno, maždaug, ten porą moterų. Gal leisi? Gerai. Nu, ir leido, tai va. Man čia malonumo nėra tokio minti per daug kilometrų, 60, vat, kai minėjau, tai malonu buvo. O čia jau tokia, reikia jau Tikslo pasiekimas. Ne, čia jau dėl savęs tokia, vat, kad truputį savęs perla. Bet jo, kai įveiksi šitą, tada kitą kartą žinosi, kad numint kažkur tai ten arčiau, tai čia jau bus vieni juokai, jau čia bus. Tai jo. Tai va, Gerai. ačiū. Nu ką, tu čia vietelę įsirinkai? Taip. Čia šiaip mano vieta. Prasideda. Nebuvo, Bet šitą vietą grinai, aš jau daug metų statau, bet tiesiog, matai, turiu uoslę gerai vietai, reiškia. Aš ten kažkur pernai metais buvau. Kodėl mini, kaip sugalvoji vėl važiuoti? Nežinau, patiko. Tiek kompanija, tiek pats iššūkis, tiek mint, tiek... Bet tai dabar jau ne iššūkis. Jau žinai. Bet aš šiemet minsiu dar ir atgal. Ai, tu atgal minsi? Aha. Bet ar tikrai? Aš tokių daug girdėjęs, kad žmonės važiuodami sako. Spaudžia man? Ne, gerai, iš tiesiog iš įdomumo. Man labai įdomu, nes aš tiesiog daug matęs, bet aš davai, minim atgal, kas minis atgal. Aš atostogas pasiėmiau, tai jau dabar nebegaliu grįžti. Jo, nebent tu taip susigalvoji, tada jau taip ir bus. Ir pasirašiau, daiktų papildomai įsidėjau ir įsidėjau. Super, tai lauksim tavo. Maršrutą plius minus įsidėjau. Per kur minsi atgal? Plius minus palei autostradą. Kodėl ne kokią Latviją, Liepoją? Biškį tada daugiau dienų reikia. Bet šiaip gal kada nors. Kitą. Nu, tu ką? Nieko, planas minimum, pasiekti jūrą. Vis dar svajoju ant metų, kažkaip gal. Bandysim. O ko, kaip esu ryžaisi? Ryžaus, daug žiūrėjau, nežinau, gal 3-4 metus žiūrėjau to video kažkaip, stengiausi, žinai. Kodėl, bet kaip dabar sugalvoji? Tiesiog dabar arba niekada, kaip sakant, ne 18 kaip blepa, žinai. Po kelių metų gal ir sūnų paimsiu jau. Tai va, sūnų dar 10 metų, žinai. Tai jūs su juo panašiai, jis nori anūką paimti. Bet reikia dar po 3-4 metų, tikrai, žinai. Jo, nes Tampas pradžioje tikrai tu buvo. su Rakausku šitų, atsimeni, Pijus Rakauskas. Ai, mačiau, kur 13 metų ten važiavo. Jis pirmą kartą važiavo, 12 su tėvu, paskui važiavo, 3 kartus gal važiavo, bet jisai pirmą kartą su sūnum, tai dar vaikas buvo. Paskui jau daug paauglys, dabar jau buvo... Nes pradžiai tai tempas tai didžiulis buvo, iki Aukštadvario, taip... Bet matai, gali laikyti, su sūnumu čia važiuoja. Tai jo, tada galėtų su sūnumi, žinai, galvoju. Nu, bet tai čia nieko tokio. Nes nuo Aukštadvario tai jau ten tempas visiškai buvo toks, jau easy peasy, žmona pavažiavo. Sakau, ant metų žiūrėjau gal 3-4, kažkaip kitais, sakau, reikia, žiemą viską susipirkau, krepšius, viską ir davai. Tu viską žinai, kur rytoj nakvosim, viską iš tų video, tai ten galėjau labai daug. Ant kartų čia, žmona sako, kiek tu gali čia žiūrėti? Jo, praeitais metais jau norėjau užpraeitais, bet kažkaip dabar... Tai žmonės sakė, tai varyk. Nu sakė, bet žinai, iš savęs turėjai, taip. Bet tokia svajonė buvo. O treniravais kažką, ruošėsi? Jo, ruošiausi, tai va, ir praeitą savaitgalį 100 iki Ukmergės, pasidariau taip. Aš daug važinėjau, apie 2,5 tūkstančio per sezoną padariau, bet aš Vilniui pagrindinę maluosi, taip, žinai, stumais tokiais, su palapinėm, tai ir šis 20 metų palapinė nemiegoju, žinai, O tu hamakai? Ne, aš palapinė, tai žinai, tai bus iššūkio, ta palapinė ir kelionė, bet... Malodės. Ryžaisi. O, radai akinius. Kur buvo? Miške? Laikrodis padėjo, va, tiek išvaikščiata buvo. Viską atvedė. Nu, užsidėk, parodyk, ar verta buvo. Verta. Bum! Verta buvo dėl to, nes 3 metus jau išgyveno. Gyvena šitą kelionę. Kaip tu ryžaisi vėl važiuoti? Ryžausi. Susirašėm su Hebra, su kuria važiavom. Su kuo? Ieva, Žydrūnė. O jų nėra. Ne, prisijungs, sakė Ieva rytoj. Jo, tai va gaila, kad nuo Vilniaus, bet viskas gerai. Va. Ir minsi. Minsim, važiuosim, su traukinuku labai linksma važiuoti, visi labai stabiliai važiuoja, galima stopyti labai daug. Ar tu daug minėjai, šiaip? Jo, nors neseniai visai pradėjau tik sezoną šitą dviračių. Bandėm truputį sakyti klausimą, kaip ryžtis
kaip tą žingsnį žengti. Gal ir atsakėm. Nes man atrodo, čia vienas sunkiausia, vienas pagrindinių dalykų tai ryžtis ir vat, užsiregistruoti ir tą pirmą dieną įveikti. Nu, vat, yra tiesiog atvažiuoti, tiesiog peržengti tą namų slenkstį. Man atrodo, čia labai tas sunkus ir svarbus dalykas. Tai viską šiandien baigiu, nes einu į koncertą, GNG sindikatas ten jau repuoja, o Chebrytė nuėjus, taigi ką, dar ir mes ir koncertą turim žygyje. Nu, sakyčiau, tobulo, nors kartais, kai išvyksi, norisi tos gamtos, nes išvarai į gamtą, bet labai kažkaip gerai su jais ir koncertas šiandien. Nes ar tu čia sėdėsi ir girdėsi tą bumčiką, ar būsi ten ir būsi ten. Tai aš varau ten.